Pradžiai norėčiau prisistatyti. Mano vardas yra Natalija, aš esu Natalija Mamedova-Ryčkovė, aš esu psichoterapeutė, geštalto krypties psichoterapeutė, sveikatos mokslų magistrė, dirbu su klientais ir darbas su sapnais yra tokia labai įdomi, paslaptinga ir nemaža psichoterapinio darbo dalis, nes žmonės sapnuoja, žmonės sapnus atneša į terapiją, žmonėms sapnai įdomus. Ir iš tikrųjų iš sapnų galima daug sužinoti. Tai mūsų susitikimo metu mes po truputį judėsime suvokimo, supratimo, o tai kodėlgi sapnai svarbus, o tai kasgi yra tokio sapnuose, dėl ko verta tyrinėti ir kodėl, ką mes darysime šiandien, ką mes veiksime 4 vakarus kartu su jumis. Tai šiandien yra toks daugiau įvadas į sapnus, į sapnavimą. Aš papasakosiu tokius būtiniausius dalykus, ką man atrodo svarbu žinoti besidomintiems sapnais. Pavyzdžiui, kodėl žmonės sapnus tyrinėjo, kaip tai buvo daroma nuo senovės, nuo antikos metų iki šiol, kokios buvo teorijos ir filosofijos. Kai kurios iš jų, tarp kitko, visai įdomios ir net ir dabar galima naudoti kažkiek bandant pažvelgti į sapną. Tai apie ką mes kalbėsime šiandien dar, o tai kodėlgi žmonės sapnuoja ir kokia yra sapnų funkcija. Tai yra, kas tokio vyksta miego metu, kad sapnas atsiranda. Pakalbėsime apie tai, ar visi mato sapnus. Man įdomu, ar čia yra žmonių, kurie sapnų nemato. Ir kodėl žmonės neprisimena sapnų. Šiandien dar pakalbėsim apie tai ir papasakosiu, dėl ko tai vyksta ir ką daryti, kad sapnus įsiminti. Aptarsim, kokie sapnai būna ir kokius sapnus verta analizuoti. Nes, iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie sapnuoja sapnus kiekvieną dieną, kiekvieną naktį, tai yra, kiekvieną sapną galbūt neverta, tai kaip atsirinkti, kas yra svarbu, kas yra mažiau svarbu. Padarysime tokią mažą praktiką, toks įvadas, toks apšilimas į sapnų analizę ir aš tikiuosi, kad jūs kiekvienas sapną atrasit, o jeigu ir nėra, aš pasakysiu, ką daryti. Mes tai darysime užsiėmimo pabaigoje ir paliksime laiko aptarti viską ir užduoti klausimus. Ir šiandien mūsų įvadas bus toks, kituose susitikimuose aš kalbėsiu jau daugiau išsamiau apie psichoterapijos kryptis ir kaip skirtingos psichoterapijos kryptis sapnus traktuoja. Pabandysime, duosiu jums technikas ir metodus, kaip sapnus galima analizuoti patiems, kad jūs galėtumėt, pavyzdžiui, patys tai daryti. Pabandysime kartu kažką čia paanalizuoti ir aptarti. Ir aš galvoju apie tokias 3 didžiasias psichoterapinės kryptis, apžvelgti psichoanalizę Freudo, jungistinę analizę, geštalto terapiją,
vienas pradininkų, kurios buvo Perlsas, ir kai kurios kitus metodus, kurie man pačiai atrodo tokie įdomus, praktiškai tokie taikomi, jo, ir žmogus gali tai tikrai padaryti pats. Taigi, toks yra planas. Tai aš pradėsiu nuo istorijos ir galbūt aš pradėsiu, neįsiu taip toli į senovės istoriją, bet aš pradėsiu nuo savo istorijos. Kaip taip atsitiko, kad aš sapnais susidomėjau. Aš ne visada buvau psichoterapeutė ir aš ne visada dirbau su sapnais, bet aš vaikystėje ir paauglystėje susapnavau keletą sapnų, kurie mane taip sukrėtė, sujaudino, sukėlė tiek daug minčių, kad iki šiol, o praėjo jau apie 50 metų nuo to laiko, nuo to mano pirmojo sapno, kurį aš įsiminiau, aš jį vis prisimenu, aš prie jo grįžtu, aš bandžiau įvairiais būdais, kiek aš mokiausi, aš bandžiau įvairiais būdais tą sapną paaiškinti ir tik dabar, pastaruoju metu, aš jį savo paaiškinau, ką tai reiškia, apie ką tai yra ir pasidalinsiu tą reikšmę, kai mes kalbėsime apie geštalto psichoterapijos sapnų tyrinėjimą, o mano sapnas buvo toks. Aš sapnavau, kad Dievas paėmė mane į dangų ir mane labai labai šiltai priėmė. Ir man ten buvo labai gera. Ir ten buvo rojus. Bet atsitiko kažkas, kad mane numetė į žemę, ant žemės. Bet ant žemės aš grįžau be kojų ir be rankų. Įsivaizduoju, toks kūnas be kojų ir be rankų. Ir paskutinis tas vaizdas, kurį aš prisiminiau iš savo sapno, tai aš gimiau ir gyvenau Vilniuje Žirmūnų gatvė, kad aš esu prie sankryžos tam tikroje vietoje prie gatvės, tokia, negalinti nei pajudėti, nieko padaryti. Aš prabudau, sapną įsiminiau ir iki šiol aš jį prisimenu. Aš nežinau, ar jūs turite tokius sapnus. Ir jeigu turite, aš apie tai dar kalbėsiu, tikrai, kol mes kalbėsime, tai pabandykite prisiminti, galbūt ir jūs turite tokį sapną, kuris visą gyvenimą, ir aš gyvenu, ir aš baigiau mokyklą, aš įstojau į universitetą, aš ten gyvenu savo gyvenimą, o tas sapnas laik nuo laiko aš jo nesapnuoju, bet aš jį vis prisimenu. Jo, jis grįžta į prisiminimą. Tai pavyzdžiui, tokie sapnai yra reikšmingi ir jeigu jūs turite, užsirašykite ir mes paskui kažką galėsim irgi su jais padaryti. O savo sapną išaiškinimą aš jums paskui pasidalinsiu. Tai dabar nuo tokios nesenos istorijos grįšime, jau eisime į tokią labai seną istoriją ir iš tikrųjų visą žmonijos egzistavimą sapnai žmonės jaudina. Pirmieji rašytiniai įrodymai, kad sapnus tyrinėjo, kilo iš Babilono. Prieš 5000 metų, įsivaizduokit, prieš kiek laiko jau žmonės tokiose lentelėse išraižydavo sapnus, jų aiškinimus. Babilonas yra maždaug ten, kur yra dabar Irakas. Jo, tai buvo labai sena tokia klestinti valstybė. Mokslininkai rado ir iššifravo tos raštus ir atrado, kad senovės Babilone žmonės tikėjo, kad sapnai neša žinias. Geras sapnas
toks geras. Kas tai yra? Sapnas, per kurį patiriamos geros emocijos, yra įdomus siužetas, yra kažkoks malonus, tai yra sėkmės ženklas. Ir tokį sapną siunčia dievai. O blogas sapnas, tai blogas yra koks? Tas, kuris sukelia jausmus, emocijas, košmariški sapnai, kuriuose sapnuojami mirusieji, kažkokios katastrofos, kažkokie patyrimai nemalonūs žmogui. Jie yra atnešami demonų. Ir Senajame Babilone buvo tokia sapnų deivė, Mamų, jai buvo skirta Babilonijos valstybės sostinė šventykla, atliekamos apeigos, buvo meldžiamasi, buvo aukojama. Tai yra jau tada sapnai ir jų reikšmės buvo labai labai svarbus. Tai jeigu iš Babiloną mes pajudėsime truputį į vakarus, tai senovės Egiptas. Tyrinėtojai rado senovinius papirusus, kurie buvo parašyti prieš 2000 metų. Ir jau prieš 2000 metų prieš Kristų ir Egipte irgi buvo tikimasi, kad sapnus siunčia ir sapnus siunčia dievai. Ir per sapnus perduoda žmonėms svarbės žinutes. Ir buvo netgi sapnų dievas Sarapidas. Jis buvo vaizduojamas kaip jaunuolis, nežmoniškai, tokio nežemiško grožio, su plaukais, kurie buvo panašus į saulę. Ir būtent šitas dievas buvo atsakingas už tai, ką žmonės sapnuose matydavo. Ir Egipte, tiesą sakant, ne visų sapnai buvo svarbus. Svarbus ir ypatingai svarbus buvo faraonų sapnai, nes faraonai patys buvo laikomi dievais, dievų vaikais, ir ten buvo sapnų tyrinėtojai, ir jau tada sapnus senovės Egipte pradėjo skirstyti. Ir buvo ten įvairios kategorijos sapnų. Buvo sapnai, kurie įspėdavo apie nelaimę arba kaip tik priešingai apie laimę arba sėkmę. Buvo sapnai, kurie buvo traktuojami kaip dievų paliepimai arba reikalavimai arba kreipimasis į žmogų atlikti tam tikrus veiksmus. Tai yra kažką reikalavo. Buvo sapnai, kurie kaip tik juos traktavo kaip kažkokio ritualo rezultatas, bet dėmesys buvo ir tai buvo žiūrima labai rimtai. Ypatingai daug dėmesio sapnams buvo skiriama senovės Graikijoje. Tai aplamai ties senovės Graikijos sustosiu daugiau, nes tiesiog iki šių laikų į žmonių gyvenimą iš Graikijos labai daug atėjo tokių ir informacijos, ir kultūros reiškinių, ir mitologijos. Tai senovės Graikijoje į sapnus žiūrėjo pradžioje, antikos metu žiūrėjo per religinę prizmę. Tai yra tikėjo, kad dievai siųsdavo žmonėms sapnus ir tokiu būdu juos gelbėdavo nuo pykčio, nuo ligų, nuo nelaimės, nuo karų. Ir tai buvo olimpiniai dievai ir graikai juos garbindavo, bijojo supykdyti, ta prasme, aukodavo sapnams. Ypatingai svarbi senovės Graikijoje buvo samprata apie sapnus, kaip apie kažką, kas susijęs su žmogaus sveikata. Tai yra tokia tiesioginė sąsaja sapno ir sveikatos. Buvo laikoma, kad sapnuose pasirodo gydymo dievas Asklepijus ir būtent šis dievas yra atsakingas už tai, kaip žmogus jausis.
masiškai įvairiuose vietose buvo statomi jam šventyklos, Asklepijus buvo garbindamas, pavyzdžiui, žmonės, kurie norėjo pasveikti, ligoniai, jie važiavo į tas šventyklas, aukodavo ir likdavo nakčiai miegoti. Ir būtent miegas šventykloje ir ne tik miegas, bet būtent sapnas, kuris ateidavo miegant būtent šventykloje ir parodydavo sveikimo kelią. Tai buvo ženklas, kad žmogus pasveiks. Aplamai tuo metu tikėjo, kad jeigu žmogus serga ir pradeda sapnuoti, tai yra ženklas, kad žmogus sveiksta. Labai dažnai gydymas buvo koks, prašydavo žmogų ir siūlydavo žmogui prisiminti, ką jis sapnuodavo. Ir vien prisiminimas ir sapnų iškėlimas, tai buvo toks sveikimo procesas. Mes Asklepijaus pėdsaką matome kiekvieną kartą, kai mes nueiname į vaistinę arba perkame vaistus, nes Asklepijaus simbolis yra gyvatė. Ir mes tą gyvatę matome vaistinių logotipuose, tam vaistų ant vaistų pakuočių. Taigi, sapnai tai yra kažkas, kas yra siunčiama Dievo ir priklauso nuo Dievo. Sapnai tai yra kažkas, kas susijęs su sveikata. Taip, tai yra antikinės Graikijos tikėjimas. Tačiau, dar ką norėjau pasakyti, netgi buvo toks mokslas oneirologija, kadangi sapnas yra, taip buvo vadinamas oneiro. Tačiau ėjo laikai ir dievus nuėmė nuo Olimpo. Kas atsitiko? Pradėjo rašytojai, poetai Graikijoje rašyti apie dievus kaip apie žmonės, pradėjo kurti istorijas apie dievų nuodėmes. Aš manau, kad jeigu kažkas domėjosi graikų mitologiją, tikrai ir pats tai žino. Ir mitai apie dievus pradėjo griūti. Tai yra po truputį tas dieviškumas, sapno ryšys su dieviškumu pradėjo silpnėti. Tai yra vis mažiau žmonės tikėjo, kad tai yra dievai ir kad tam juos turi, aiškinti kažkokie specialūs žmonės. Ir sapnai tarsi nusileido iki paprastų žmonių, kad net buvo periodas, kad turguose ir aikštėse ten buvo žmonės, kurie aiškino sapnus. Tai ir čia mes ir prieiname prie to, kad pradėjo keistis samprata, pradėjo keistis sapnų aiškinimo samprata.